Mafija, mafija visur, pistoletas rankoj, pinigai kitur. Mafija, mafija, mafija na čia, mafija Italijoj, mafija ir čia. Mafija, mafija, mafija visur, pistoletas rankoj, pinigai kitur. Mafija, mafija, mafija na čia, mafija Italijoj, mafija ir čia. Aš Į atmutinu. sveikatą visiems. Jo, sveiki gyvi, sveiki. Tai va, pamojuojam, nežinau, kas nori ką pamojuot, nenorit pamojuot. Nu, Hello. Linkėjimai mamai. linkėjimai. Visos merginos iš karto su kovo 8 pasveikiname. Nu. Jo, aš labai Kovo sveikinu. 8. Jo, ypač šeštą numeriuką visi pasveikinam su kovo 8. Kovo 8. Tai va, gerai, taisyklės, Šeštą reikia sveikinti. tai va, taisyklės apsitarėme, viską apsitarėme, galim pradėti tada gal? Iš karto, kad nebegaišint. Tai va, gerai, tada užmykit visi, nusimerkite, aš dabar rolės išdalinsiu jums visiems. Oho, vaidulis geriausias, blėt. Rijokų užsidenk akis. Su kažkom tai. Tai va, Vanila. Gerai, atsimerkia, tada pirmas numeriukas. Aš tada parodau rolės, pradedam taip. Užmiega. Atsibunda antras. Užmiega antras. Atsibunda trečias. Užmiega trečias. Atsibunda ketvirtas. Užmiega ketvirtas. Atsibunda penktas. Užmiega penktas. Atsibunda šeštas. Užmiega šeštas. Atsibunda septintas. Užmiega septintas. Atsibunda aštuntas. Užmiega aštuntas. Atsibunda devintas. Užmiega. Atsibunda dešimtas. Užmiega. Atsibunda 11. Užmiega 11. Atsibunda miestas. Nu ką, Hebra, susirinko muzikos festivalyje, padurniuot, paklausyt muzikos. Nu, tai va, pradėsime pradėsime nuo patyrusio žmogaus, nuo Kylos stalo. Pirmiau gal norėčiau paklausti, kas čia su mašitos numeriais ir buvau užsidengę, ar man čia pasivaident. Vaidulį parodyk, jie nematė niekam. Nice. Sakai, festivalį esame, Jo, ne? muzikos festivalį. Tai atvykau pareivint, patūsint, gal kažko paragauti nelegalau. Bet jo, aš patūsinsiu, aš esu gražių outfitų, visų seksi, eisiu prie scenos, tik tais išreikšti savo šokius, kaip tai galiu ir... Jo, atvariau patūsinti ir pagerti. Nieko stipriai neturiu kažko. Tipinis lietuvis. Jo, Taip, gerai. taip. Vanila? Atvykau į šį festivalį paklausyti muzikos. Gal kažką naujo atrasti ir skonio. Šiaip gerai laiką praleis pačilint. Gal žolės parūkyt, gal kažkas turės netyčia. Žiūrėsim. Festivalis. Jo, festivalis bus įdomus. Rekona. 5 numeriukas. Aš atvykau čia, nes
Nepaja bilietus į Jessico Šai koncertą nusipirkti, tai čia antras geriausias dalykas, muzika man tik backgroundas, atėjau visų galimų narkotikų išbandyti. Narkomanai. Kuo? Ko respektų uždėk sekutę, iškart pasakau. Nu va, 6 numeriukas mergaitė. Visų pirma, aš ne mergaitė. Antra, aš atvykau į šį festivalį su verslo reikalais, ieškoti taros bonkių. Oi, ne bonkių, skarbių. Taros skarbių, nes tai yra geriausias verslas. Žinot, kiek palieka skarbių šiukšliadėžėse? Dahuja. Tai va, jos visus susirinkęs. O tai čia jau ne pirmas rodė, kaip suprantu, ne? Ne pirmas kartas, ne pirmas. O tai jeigu padėsiu profitą, Ne, tai paskutinis. 20-80 man. turi deal. Gerai. Rijoku. Labą. Sveiki, aš atvykau į festivalį vien dėl vienos grupės pasirodymo. Tai turi atkentėti kelias valandas vien sulaukti jų. Worth it though. Taurek. Aš atvariau su savo grupe, kurios ir Jokų laukia, pasirodyt muzikos festivalį, tai užsidirbt pinigų ir gerą tūsą padaryti. Gal pagaičiu kinukai tas. Geras, tai čia kaip La- Marozas. Laivė. Sveiki, aš atvykau į festivalį kaip viena iš dainininkių. Ir mano tikslas visus pralinksminti, pagerinti nuotaiką ir ja. Mes norim išgirsti tavo dainą dabar. O, Aš noriu Jėzus. parašo. Dar nereikia, dar nėra laikos, dar nelaikas dainai, dar čia reikia sulaukti to laiko, žinai. Tai gal tada dainininkai, kur... Nu va, tautė tavo pakalbėjimas, kaip tik. Tai aš iš Anglų grįžęs, bedarbis, nes deportavo dėl nežinau priežasčių. Reikėjo darbo, tai įsidarbinau bounceriu dabar festivalį. Tai todėl ir su Leo dabar bandau side hustle daryti, kad papildomai babkių įsidirbtų. Tai eisim tarą rinkti. Va, productionas. Tai šiam festivaliui būsiu atsakingas už gausą žaisuvą, kad jūsų ausis neklojuotų nuo muzikos. Kai aišku, kai kurios reikės dainininkus matau išvesti nugiltus, nieko nepadarysi. Arba atjungt gausą tiesiog. Čia. Nu tiesiog pahaninu čia. Supratom. Pirmas numeriukas. Kerarakat. Aš tai bėgu nuo sunkaus, pilno streso gyvenimo pailsėti čia. Šiek tiek į festivalį atsipalaiduot. Šiaip, jo, pasilinksmin. Supratom. Vaidulį. Nu, į šį festivalį, galvoju, galbūt pavyks įkišt plėšiuką ir paleisti savo stiliaus muziką. Nepizdi iš prie pulto, supratai? Tai va. Gerai, susipažinom. Ką miestas užmiega? Užmiega miestas. Aha. Kameros neįjungia, gerai, per mobilų. Oi! Ne! Pastrigo! Tai tau tik užsidengti reikia, tau nereikia kameros įjungti. Gerai, visi užmiegam. Atsibunda mafija ir mafijos bosas. Susipažįsta mafija. Mafijos bosas pamojoja. Mafijos bosas pamojoja. Mafijos bosas pamojoja. Jo. Mafija sprendžia, ką žudys pirmą naktį. Kuris šiandien paklusnus tas festivalį blogiausias žmogus. Nesakom žodžiais, rodom skaičiais. Bendrų sutarimų dar nėra bendro sutarimo. Supratom. Mafija užmiega. Mafijos bosas atsibunda. Ieško policininko. Mafijos bosas užmiega. Atsibunda policininkas. Ieško mafijos. Be kalbų rodo gestais. Policininkas. Policininkas užmiega.
Atsibunda gydytojas. Gydytojas sprendžia, ką gydys šią naktį. Gydytojas užmiega. Atsibunda barmenas. Sprendžia, kas ten buvo girčiausias festivaliai. Parodyk normaliai, barmenas. Aha, supratau. Barmenas užmiega. Atsibunda miestas. Taip. Yra 2 blogos žinios. Visų pirma, naktį kažkas pasikėsino į mūsų produktioną ir nužudė. O antra bloga žinia yra, kad per daug narkotikų apsiuostė, prisiklausė Vaidas, nebešneka. Kažkas su balsu nutiko raundui. Nu ką, pradedam nuo Vanilo. Ramiai mėgau, nieko negirdėjau. Aš Nieko. kai lūžau po koncerto, tai lūžau kažkaip. Gal davė kažkas parūkyti, gal prirūkiau kažko. Ką iškeli balsavimui gal? Nieko. Nieko neiškeli. Kol kas. Rekon? Aš dabar tik dar pasakysiu, pirmą ratą iškelkit kuo daugiau balsavimų, kad galėtų po to po visų kalbų dar galėtų apsiginti žmonės. Nebijokit iškelti. Bet tipo keliu pagal pirmą praeitą kalbą? Pirmą kalbą ir dabartinę, vat, kažką tai iškelti. Nebijokit omenyje. Aišku. Nu, Tai kaip naktis. Bemiegė naktis, pradaužiau galvą į sieną, nieko ypatinga nemačiau, nežinau, tenai įsivaizduojami draugai ar žmonės per daug paveiks narkotikų. Balsą iškeliu 8. 8. Supratau. 6 numeriukas, ką papasakosit? Karočią, nevykusi naktis buvo vakar, nu jo, naktis. Karočią, skarbonkių labai mažai buvo. Aš taip suprantu, nieks negeria iš skarbonkių šiais laikais, ar ką? Bet kažką keisto pamačiau tikrai tą naktį, tai kol kas susilaikysiu. Ką keisto pamačiau? Ką nors iškeli į balsavimą? Ne, kol kas ne. Nieko nekeli, jo? Ne. Nu, supratau. Tada 7 numeriukas. Tai praklausiau grupių, mano grupė dar netėjo į pasirodymą, tai anksti nuėjau miegoti. Tarsi nebuvo verta būti atsikėlus, tai tikrai nieko nemačiau. Tai o dėl kam iškelti balsą, tai nežinau, gal 5 kažkaip įtartinai. 5, jo? Jeigu labai ten apsinarkašino, tai daugiau įdomesnių istorijų būtume išgirdę. Supratom. Toliau, 8. Aš tai visą laiką festivalį mes su grupė ten apšilimą darėm. Daug dirbom, nebuvo laiko niekur išeit. Tai visą festivalį pradirbom, tai nieko nemačiau ir nieko tikrai blogo nedarėm. Kas manai gali būti? Ką, mafija? Iškelinėjai ką nors? Aš gal ne, šį kartą nieko neiškelsim. Nu. Laimė? Nu tai aš dainavau, repetavau ir karočią, kažkuris vienas iš tų dundukų, arba iš 6, arba iš 10, svieda blet man skarbonkiai į galvą, nahui. Čia aš spėju iš tų nervų, kad jie nieko nerado, blet, kai skrydo, kai gavau, man dabar galva iki šiol skauda. Aš net nežinau, ką pasakyti. Nu, vien žodžiu, katastrofa. Blet, aš prašysiu apsauginių, kad išpistų iš vaizdo jos, nahui. Balsuosi už balsavimą, ką nors statai? Kol kas ne, bet, blet, piskit nahui. Supratom, 10, Tautė. Taip, aš esu apsauga, tai nemėtau dalykų. Ir skarponkę, kodėl turėčiau mesti, taigi čia mūsų biznisų liau yra, tai ne, čia kaip savo minus einam, tai čia nevarkimo yra. Bet tikriausiai kažkas, sakė, narkotikus čia dalins, bandys pardavinėti. Tai tikriausiai perdozavo, kaip sakant. Tai vanila, kaip sakant, iškeliu. Vanila. Vanila tyliai. Nu, Ava Productionas neturi žodžio. 1 numeriukas.
Nežinau, aš tai ramiai labai mėgau, nieko daug negirdėjau, bet įtartinai čia pasirodė, kad 7 numerio laukiama grupė, kur Taurekas sakė, yra net nepasirodė. Ir jo net nesulaukė, tai kažkaip įtartina čia. Bet aš nieko nekeliu į balsavimą, man tik keistai Ne. pasirodė čia. Keistai. Mhm. Jo. Vaidai, gal gestais nori kažką parodyt? Ką iškeli, pavyzdžiui? Nieko. Akila. Dar. Aha. Taigi, daug prigėriau Red Bullio ir alkoholio, daug prirūkiau ir galiausiai nuėjau vėlai miegoti. Sunkiai stačiau palapinę, ta prasme labai sunkiai, šiaip tokia ir brangia, bet taip labai daug ten tų detalių. Tai realiai per tas detalės realiai visiškai nieko negirdėjau. Tai tik pasiekus pastačius palapinę, tik tais niurktyje ir miegoti. Viskas. Tai po kol kas, kaip ir atrodo, iš visų kalbų, gal 6 įtartiniausias. Tai 6 įstatai dar pasisakyti jo? Jo, ta suknelė, žinai, biški, reikia labiau ją papudruoti, žinai, pakedenti ją labiau. Tai jo. Supratau. Supratau. Gerai. Tai yra balsai išstatyti į apsigynimą 8, 5, 4, 6. Tai pradėsim nuo 8 numeriuko. 8 numeriukas. Apsigink, minutę turi pasiginti. Tu turi įrodyti, kad tu nesi mafija. Aha, įrodė, kad nesu. Aš visą laiką buvau užkulisiuose. Tikrai su nieko nebendrau, nieko nemačiau. Labai dirbom su grupė, tai tikrai negalėjau aš būti žudikas. Prisiekiu ir pamatysit gerų gabalų apie 11 numerį. Rest in peace. 5 numeriukas. Tave iškėlė irgi. Sunku ką pakomentuoti, kai tiek tik privartavęs nelabai atsimenu, kas įvyko tas naktį. Galva apsvaigus, vieną adatą, visą naktį labai blankis, neturiu daugiau ką pridėti. Gerai, 4 numeriukas. Tavęs nesigirdi. O, dabar girdim. Ką aš čia dabar girdis? Mhm. Aš nesakiau, kad aš pardavinėsiu, aš sakiau, kad aš vartosiu, jeigu turės kažkas. Ar nusipirksiu. Atsiprašau, bet pagal man atmenį buvo, kad... Tik tiek? Tik tiek vanila? Tik tiek. Gerai, 3 numeriukas. Tai, atsiprašau, 3, 6 numeriukas. Už 6. Gerai, kai aš sakiau, kad kažką mačiau keisto, aš galiu jums ir pasakyti, ką aš mačiau keisto. Aš mačiau grupelę žmonių, kur sako, davai ant bairio, šauk visas šitas tabletės ir susivaryk. Ir vieno bičio aš pamačiau veidą. Tas viršutinis susileido visas tos narkotikus. Ir aš mačiau, kad jisai su kažkokia nefaina šaika leidžia laiką. Tai man tas nepatiko. Tai tik tiek pasakysiu. Aš esu nuoširdus verslininkas, jeigu ką. Aš renku skarbonkės. Visko, ko man reikia, tai yra skarbonkių. Tad nesikabinėkit prie manęs. Jo. O tai kodėl tu jo neužstaty, dabar už jį nieks nebalsuos? Na, aš sakau, aš esu skarbonkių, aš nenoriu problemų. Aš skarbonkių renkėjas. Supratau. Ką aš pamačiau tą naktį, aš nemačiau. Bet dabar, kadangi verčiat mane matyti, tai... Gerai, dabar vyks balsavimas. Visi balsai yra skaičiuojami. Kas nebalsuos, atitenka paskutiniam dalyviui iškeltam, tai yra 6 numeriui. Visi neprabalsavo. Balsuojam tik vieną kartą. Tai pavyzdžiui, jeigu prabalsavai už vieną žaidėją, už kitą antrą sykį negalima rankos kelti. Sprendžiam iš karto. Taip. Balsuojam, bus balsavimo tvarka 8, 5, 4, 6. Kas balsuoja už 8, keliam rankas. 1 balsas, 2 balsai, 3 balsai. Bendrai pakelkit ir palaikykit, kad matytume. Tai 2 balsai, 3 balsai. 3 balsai už 8. Už 5. Tai už save tu nekelk, Rekonai. Tu vienas tik sykį gali. Mes tavęs negirdėjom, ką sakei. Jau man tas Discord buvo įstrigęs, tai bandžiau refreshinti. Tai va. 3 balsai už 5. 4. O kas dar? Aš 3 mačiau. Jo, 4 šiandien. 4, atsiprašau, mačiau.
4. Už 4 numeriuką. Už vanilą. Pastačiau Vienas. komitintę. 1. Tada už likusi eina. Už likusi kiek? Už 6 numeriuką. 3. 3. Teisingai. 3. Tai va, šią naktį palieka mus 4, išmetamas yra iš festivalio. Ta 5 numeriukas, 5 numeriukas išmetamas yra iš festivalio. Nori pasisakyti, turi savo paskutinės 30 sekundžių. Labai gaila pridurti. Nėra. Jo, gavau, pavartavau ir nužudė. Nieką parodys gal per žinias. Tai va. Supratom. Gerai. Tada viso. Apsitarimas, maždaug 30 sekundžių bendras ir eisim miegot. Pasibendravukit, pasišnekėkit, nutarkit, kas čia įvyko. Visi tyli. Leonai, tai gal tu jį mateis tabletės, o ne... Ne vaidulį? Ką tokį? Ta, kur išmetėm, kad imreka. Aš mačiau, kaip šitas bičas apsivartojo tiesiog. Su kita hebra. O tai Hebros nematė, tik tai įsimatė. Ne, hebros tai tikrai nemačiau, mačiau tik tais jį. Ir jam patiko. Jam patiko, galiu tik tiek pasakyti. O tai bent jau rūbus matė kitų žmonių, suknelės, kas buvo. Ne, suknelės nemačiau. Ai. Nu. Bet Supratom. žinokit, Nu. jie ne kažką hebra. Dar Gadina vaibą visą. Nu. Norite dar pasidar Moku kažką tai? iškėlė išvinį. Norit pasidar dar kažką tai, ar einame į naktį jau? Nu, einam miegoti, man. Einam. atrodo. Einam. Oi, pas manęs biški čia neskundumai, pas manęs kažkokie Spotify sumastė įsidėkti. Muzono paleid. Tai aš jau norėjau. Sukutis. Tai va. Gerai, miestiečiai užmygo, atsibunda mafija. Mafija sprendžia, ką žudyti. Mafijos bosas turės galutinį variantą vis tiek. Mafija užmiega, atsibunda mafijos bosas. Ieško policininko. Mafijos bosas užmiega, atsibunda policininkas. Ieško mafijos. Policininkas užmiega, atsibunda gydytojas. Gydytojas sprendžia, ką gydyt. Gydytojas užmiega, atsibunda barmenas. Barmenas sprendžia, kuris čia bus girtas. Užmiega barmenas. Atsibunda miestiečiai. Atsibunda miestas. Gaila, bet turim blogą vieną naujieną. Nu. 6 numeriukas buvo nužudytas. Ir nieks ir niekas. Mano biznio partneris. Ir nieks neprisigėrė naktį, neprisivartojo per daug. Nu, pasitarkit, pasišnekėkit ir tada eisim prie individualių. Manau, Taros kolega norėjo susirinkti ne 20%, o 100 iš visos Taros. 2 partneriai buvo. Tai man geriau palauk, kol jisai surinks viską, o ne dabar, kaip sakant, žudys, kaip neturi dar nieko pririnks. Galimai laimę, žinau, iš ko skarbonkė gavai, nes jis susipyko dėl skarbonkį vakar. Vat aš kažkaip irgi, vat aš ir taip galvoju. Nu. Ne mano. Ne tavo. Einam prie individualių? O turi biškį klausimą. Jo.
Gal jeigu nori asmenišką klausimą, gal parašyk į Discordą. Ne, čia. Aš turiu. Ar mes galim po to apsitarti, kažkai, dėl viso to? Tai dabar gali apsitarti. Dabar yra Gerai, jo. Antras gali šnekėti ar nebe? Jo, jau gali šitą raundą. Aštuntas, kas tave puolė prie tam raunde? Ar ne šeštas tave puolė? Šeštas. Mane puolė 5. Balsavimas buvo... Šeštas, ne? Aš galiu pakart pasakyti, už 8 balsavo 5 numeriukas. Šeštas ant Buvo iškelta. Jo, ir tada šeštas ant antro. Taip. Tai nežinau kodėl, bet tiek antras, tiek aštuntas jie yra dabar sasi. Tai mano, aš miesteliui tokį pasakau, o jau dabar galim tęsti ties. Tai dabar pradėsime, tai 5 nebėra, 6 nebėra, pradedam nuo 7. Taip. Tai. Ką iškeli? Tai aš šiaip dabar pradėjau mąstyti, kadangi tokie mes paprasti, kaip sakyti, žiūrovai, buvom užpulti, galima sakyti, galiu kalbėti beveik už visus, žinai, bet tie, kurie atėjo su pasirodyti, žinai, tie, kurie turi power, tai kažkaip, gal jie čia kažką užkulise visi daro, žinai, per ryšius, tai mąstau apie 8 ir 9 kažkaip labai. Bet gal, jau pradėjo kristi žmonės, tai gal 8, nes vis dar laukia tos grupės ir jinai vis neteina, ne vis nepasirodo, žinai, tai... Tai ką tu iškeli? 8. 8 numeriukas. Aha, tai mes vis dar labai nirtingai repetuojam. O jei rimtai, tai aš norėčiau iškelt 1, vien dėl to, nes... Tai dėl ūkio, ne? Nes pakeitė paskutinį momentą, sugalvojo balsuoti už 5, nes dauguma balsavo už 5, tai dėl to, nes mafijai, sakyčiau, taip naudingiausia daryti. Ir dėl to, manau, balsavo už 5, nors dabar jau pradedu gal, kad 5 turbūt gerėtis buvo, tai manau, dėl to manau, kad 1 turėtų būti mafija, tai iškeliam 1. Gerai, 9 numeriukas, ką tu primastei? Ai, tai aš tai nežinau, aš normaliai pasidainavau tenais, aš nežinau, kur kitas atlikėjas dingas, kodėl aš visą turiu vakarą tiesiog jiem pravesti, ta prasme, aš ir pavargstu, man ir yra darbas, žinot, mano balsas pervargs, aš po to nebegalėsiu apšė dainuoti. Tai kur jisai dingas, aš neįsivaizduoju, bet pasilinksminom ir ką žinau. O įtarti tai, nežinau, nieko labai neįtariu, tik 8 atsakau, keista, kad jisai vis nepasirodo. Ta prasme, kiek tu repetuoti reikia, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Tai tu iškeli ką nors dar papildomai? Be 8 ir 1 pašnekėjimai. Ne. Gerai, 10 numeriukas. Tautė. Jo tas koncertas biškiai užsitęsis ir nemeluosiu, aš jau kaip ir namo norėčiau eiti, bet kadangi buvo nužudymas, dabar kaip ir uždaryta, niekur negalima eiti, tai tas ir nepatinka. Bet man įdomu, tas 8 irgi, man atrodo, tom kačiuko ausytėm sėdi žmogus, kaip pukuotas katinas, kaip sakant, švelnios sakyties, bet kažkur peilis yra, kaip sakant, pasislėpęs. Tai nieko daugiau papildomų nekeli. Jo, bet 4 irgi nepamirškit. Ir kačiuko ausų, bet... Supratom, gerai, 1 numeriukas. Aš tai nesuprantu, kaip čia mane dėl ūsų taip teisė. Iš karto sako, kad aš mafiozė, tai čia labai negražiai. Tai irgi tarta, kaip tas 8 vis nepasirodo, 2 diena tiek repetuoja ir nieko nevyksta, kažkaip keista. Bet 10 irgi tartinas, nes jis tikrai turėjo biznio partnerį ir kažkaip čia staiga to biznio partnerio nebėra. Labai įtartina. Tai aš kol kas balso nekeliu. Aš ištikimas esu. Apmąstymų. Vaidai, pagaliau, balsas atgavai po 1 nakties? Taip. Labai buvo geras tūtas, buvo patūsinta. Ir taip prisitūsinau, kad buvau netgi
visą tiesiog dieną pramiegojau, tiek vakarą, tai net neįsivaizduoju, kas vyko. Tai dėl balsų iškelimo net nežinau, nes visą dieną tiek pramiegojau, nei aš ten koncerte buvau, nieko, tiesiog palapinę užsidaręs ir tiek. Tai nieko negaliu atsakyti. Mhm. Nu, tai tu nieko nekeli, Vaidai. Ne, Nu. niekam. Kyla. Bet irgi labai keista, jeigu tu atvarai į fest ir tu guli palapiniai, tai irgi kažkaip, žinai, nei 2, nei 9, žinai. O kaip apmas yra, tai... Gal mergyčių tai nebe. pasikvietis negali išeiti. Tai jis prisvartos prieš tai buvo, tai čia, žinai, atsigauti reikia. Jo. Bet tai labai keistai atrodė 8, kad kai jis buvo iškeltas manęs, jis pradėjo lyg pulti kažką kitą tam, kad jisai šitą, nubrauktų. Jo. Tai... jo, man vis tiek 8 yra įtartinas. Mhm. Ką nors papildomai iškeli? Pašnekėjimai. Gal laimė? Laimė, 9 numeriuką iškeli. Jo. Dar pašnekėjimai. Nepatinka dainos Laimė, tu matai. Turi... Vanila? Jo, pritariu dėl Laimės iškelimo, nes irgi abudu koncertuo turi ir ne vienas nepasirodo. Aš Abudu bando pasirodžiau! repetuot ir nieko. Aš Aš, pavyzdžiui, jau- nieko negirdėjau. Aš tau sakiau, aš jau 2 dienas balsą savo alinu, nes 8 niekaip nepasirodo. Gal tau, Tada nežinau. Atsiprašau tada. Tai Vanila nieko nepapildomai nekeli. Nieko. Gerai, tada yra balsuota už 8, 1 ir 9. 8 gynasi, 1. Taip, dabar žiūriu, kas ant manęs eina, nes aš lengviausias taikinys, tai turėtų būti mafija. Aš sakyčiau, aš vis tiek liksiu prie 1. Nežinau, 3 atrodo labai tikinamai kalba apie mane. Tai gal nėra mafija, tai aš sakyčiau, labiausiai man įtartinai yra 1, 2, 7, bet 1 man vis tiek labiausiai už tai, kad pakeitė balsą praeitam už 5 balsuot, kad tik išbalsuot nekaltą žmogų. Tai aš tikrai ne mafija, bet čia toks... 5 promis? 5 promis, jo. Bet jo, daugiau negaliu ką pakomentuoti, bet šiaip, jeigu mane išbalsuosit, tai būtinai išbalsuokit kažką iš 1, 2 arba 7 būtinai, nes jie, man atrodo, labiausiai įtartini pagal tai, kaip šneka. Gerai. 1 numeriukas? Na, be jokių įrodymų, be nieko čia mane apkaltina kažkaip. Aš sakiau, kad įtartinas 1 naktį ten dieną buvo, nes jis labai repetavo. Gerai, gal repetuoti 1 dieną viskas ok, tai sulauksim 2 dieną koncertą. 2 dieną irgi repetuoja visą ir nepasirodo vėl, kažkaip nežinau, kiek galima repetuoti. Įtartina, labai įtartina. Ir kad 11 buvo pašalintas, čia su tuo garsu, aparatūra, kažkaip viskas susideda. Kažkoks ten buvo pyktis ir taip ir jo. Labai įtartinas 8. Gerai, 9 numeriukas? Aš nežinau, ką jums pasakyti, aš ta prasme, aš nesuprantu, kodėl mane užsipuolė 3, ta prasme, ką aš tau padariau. Kodėl aš įtartina? Aš dirbu savo darbą, aš dainuoju, aš jums stengiuosi pralinksminti jūs visus, kad čia nėra to 8, kad jūsų mėgstamiausias ten, nežinau, grupės narys neteina. Ką man dabar padaryti? Kodėl mane kaltinat? Aš tiesiog neturiu ką pasakyti. That's why. Man atrodo, jinai stumia ant tavo dainavimo sugebėjimų, todėl. Supratom. Patys padainuokit, blet. Bonkutė išgeria, galėsime dainuoti visi. Tai va, gerai, yra iškelti 8, 1, 9. Balsuosim taip už 8, už 1, už 9, už likusi balsai visi nueina už 9, kas nebalsavo. Tai va. Balsuojam už 8, keliam rankas normaliai rodom. Pūkuotas katė. Matau 5 balsai.
Aš dar pakėliau. 6. 6. Už 8 numerį. Ta, už 1 numerį. 1 balsas ir už 9 numerį. Nebalsavo tik... Visi prabalsavo, Antra. 7 esat. Antras numeris nebalsavo. Ai, Vaidai, tu nebalsavai? Net nežinau iš ką. Nu, supratau, tai 9. Tai va, 8 numeris turi pasisakymą 30 sekundžių. Tai gal tada aš, nežinau, antras, kad nebalsavo su savo mafija, tai gal jis tada ne mafija. Tai būtų vis dėlto vis tiek pirmas. Nežinau, šiaip visi už mane balsavo, tai nežinau tada. Dabar visai pasimčiau. Nu, bet jo, žodžiu, aš buvau ne mafija. Jo, manau, galiu pasakyti savo rolę. Dabar jau gal neturėsite įtakos, aš buvau gydytojas. Bandžiau atspėt, bet vis nepataikydavau atspėt. Vis labai būdavo arti gydymo, bet vis ne tą gydydavau. Tai gal dar žodžiu, Nu, viskas. sėkmės jums, žodžiu. Nu, toj. Sugrįšim greit. Toliau. Nu, pasitart nori dabar po tokių naujienų? Pagalvot, ar norite eiti naktį, ar norit bendrai pasitart? Tai Mum čia realiai 2 rolės žinom, kurių nebėra. Iš kur tu žinai? Nes daktaro nėra ir kas buvo apnarkoman overdausinė antrą pirmam raunde. Nes nieks barmeno? nebuvo mutintas. Jo, barmeno. Jisai kas antrą gali. Jisai kas antrą, mes Ai, kas sutarėmgi antrą. kas antrą. Dabar Jo. turėtų pasirodyti, ar barmenas yra ar nėra. Trečias, Ai, tada jo. kodėl aš? Aš iki šiol nesuprantu. Ką tu turi man pasakyti? Iš tikrųjų labai stipriai buvo puolami kiti ir tiesiog galvoju, gal ties tuo aršiu puolimu tu bandai paslėpti savo rolę, tai taip. Aš nepuoliau labai. Ir Tai neturiu va. omeny, kad bandai slėptis po jų puolimu. Mhm. Jo. Stay in the jo. shadow. Jo. Supratom. Gerai, bandom eiti naktį? Jo. Einam į Bandom. naktį. Gerai, atsibunda mafija ir mafijos bosas. Tarė, ką žudyt. Mafija. Taip? Supratom. Mafija užmiega, atsibunda mafijos bosas. Mafijos bosas ieško policininko. Mafijos bosas užmiega. Atsibunda gydytojas. Gydytojas ieško, sprendžia ką gydyt. Gydytojas užmiega. Atsibunda policininkas. Policininkas ieško mafijos. Policininkas užmiega. Atsibunda barmenas. Tikrina. Galvoja, kurį čia nugirdit. Barmenas užmiega. Atsibunda miestas. Taip. Yra viena gera, viena bloga naujiena. Nuo kurios pradėsim? Tai gal nuo blogos. Nuo blogos. Nusigėrė vargšas mūsų apsauginis iki mirties. Siaubas. Jo. Yra gera naujiena. Barmenas nieko visus rado blaivius. Realiai. Nebėra daktaro ir barmeno. Dabar tą pat norėjau sakyti. Bendras pasitarimas ir pato individualius. Ką 10 statė į... Nu bent jau kas jam atrodė įtartini? 10. 8. Tik tiek? Jo.
Bet jeigu 3 mafijos liko, mums čia paskutinis raundas. True. True. Na, aš tai manau, Mm. kažkaip buvo įtarimas, dabar kažkaip pradėjo kilti ant 4. Kažkaip Mane kaip tie... visą laiką aš labai ramiai sėdžiu. Nenorėjau pakeisti balso, kadangi pradėjau aš irgi ten kažkaip ant 8 įtarinėti, bet per visas tas diskusijas, klausant ant galo, žinai, kadangi 4 irgi ten šnekėjo, tai biškį kažkaip keistai buvo, kai jau, nes vis kažkelintą kartą kažką pasako, nes jis net nesiklauso kitų. Ir būna taip, ne ta informacija, bet jis atrodo nori pasirinkti kažką, va, grinai taip tyliai kažką išbalsuot, bet čia taip mano pastebėjimas galbūt. Gerai, perinam prie individualių, tada pradedam šnekėti ir nuo laimės šis iki jau. Ką aš žinau, ką jums pasakyti, dabar pristabdytas visas tas renginys, dainuoti negaliu jau, nes labai daug mirčių, tai tiesiog dėl mano saugumo, kad, žinot, jeigu ten su kokiu šautuvu vaikšto, nu, tai blemba, vienas pys nebėra, tai net neturiu ką pasakyti. Aš dabar savo vipę sėdžiu, nes kad saugiau Keli ką nors į balsavimą? Blemba, nežinau, žinok, nu, tipo, man trečias biški buvo tas, kad mane iš nieko užpuolė, bet aš nekelsiu jo, tegul sėdė. Neturiu ką pasakyti. Supratau, pirmas numeriukas. Nu, tai čia paskutinė naktis mūsų bus, tai galvon. Man kažkaip ir 7 ir 9 dabar įtartini pasirodė irgi. 9 ten skardinė skrido kažkaip ir 2 su skardinėm susiję dabar mirė. O 7 ta grupė vis negroja, tai gal dėl to ir negroja, kad kažką čia pridarė. Nežinau, čia spekulacijos, aš nežinau, tik spėjimai. Kol kas nieko nekeliu. Tai nieko nekelia? Ne. Vaidai? Pritarčiau pirmam numeriukui. Irgi apie tas karbonkės vis minėjo. Sakė, kad metė, bet... Nu. Bet reikia kažkam balsą iškelt, nes... Gali būti galutinis ėjimas mūsų. Jo, nu, kelsi balsą ką nors? Gal 9 užkelsiu. Nes vis minėjo apie tas karbonkės. O tie, kurie surinkinėjo tą depozitą, abiejų nebėra. Nu, Akyla. Na, man vis tiek vis dar tas antras atrodo įtartinas. Nu ir 9 iš tikrųjų. Nu dar ir 4. Vanila, tu man dabar biški... Šitą visą laiką nepatinka, žinau tai. Ne tai, kad nepatinka, žiūrėk. O dabar taip pasakysiu. Tu, aš ką pasakau, tu pritari. Tai nežinau, ar tu iš miestiečio pusės pritari, ar tu kaip mafija bandai prisidengti, kad tu man pritari. Tai šį kartą gal, praleisiu jau. Aš pasitikiu tavim, bet 2 ir 9 įtartini. Tai už ką keli? 9 yra iškeltas. 9. Tai 9 buvo jau iškeltas. Ai, tai ką? Tai jo. Ai, tai irgi už 9. Gerai. Jo. Vanila? Nežinau, turėčiau pasitikėti, ne, ar pasakė tiesą ar ne, bet aš manau pasikliausiu mūsų medikų. Jisai sasina 3 žmonės, aš iš tų 3 išvardintų 7 iškelsiu. 7. Okay. Gerai, nesijaudink, aš irgi tave iškelsiu. Iškeliu 4, nes, kaip sakiau, kuo daugiau šneka, tuo labiau įtartiniau. Tai kai bandys save defendinti, bandykite klausytis, nes tikrai nemanau, kad aš viena kur pastebėjau, kad kažkas vis nesiraša. Tai
Tai tiek iš manęs. Mhm. Gerai, yra iškeltas 9 numeriukas, 7 numeriukas ir 4 numeriukas. Pradeda kalbą 9 numeriukas, ginasi. Karočią, aš esu teisėjas, tiesiai šviesiai pasakysiu. Tu Ir... atskleidė tą palauk, tu atskleidė savo rolę, šitą raundą 2 balsai iš tavęs. Jep, taip. Tai aš dabar prabalsuosiu, kadangi, nežinau, tarp 4 man kažkoks netrodo labai kažkas tokio, bet 7 vis kažką užpuola, tai 7 jaučiu balsuosiu iškart. Tai tik tiek ir galiu pasakyti. Mhm. Ja. 4 numeriukas. Nei kartą šiaip fake negyniau. Mane pirmą kartą apkaltino, kad aš pardavinėju, nors aš sakiau, kad aš pirkt noriu ir ieškau. Pirmas buvo... Antras buvo, kad mane apkaltino, kad... Šauna. Kas? Kas antras buvo, palauk. Pala apie ką tu? Apie ką tu? Kaltino 2 kartus. Vieną kartą kaltino, kad aš pardavinėju narkotikus. O antras buvo kelimas mano, kad... Tyli. Net nepamenu. Kad Tyliu? Tiesiog įtarus atrodo. Ne, čia dabar 3 allegationas yra mano. Jo, bet antras, kad tu tylėjai. Kad tu pats sakei, kad tu ramiai sėdi, tave puola. Nu, nebent, neatsimenu tiksliai. Gerai. Dabar dar 7 numeriukas pasišneka. Duodam apsigint. Na, nežinau, mane įtarinėjo, bet mano tokie įtarimai, vien dėl to, kad nesulaukiau grupės, bet tai ką aš galiu padaryti, kad nesulaukiau grupės, aš irgi jos laukiau. Ir net nesulaukiau. Tai nežinau, atrodo, kad man didžiausia čia nuoskauda, nes aš vien dėl jų atėjau į koncertą šitą festivalį, bet... Tai va. Tai nežinau, 4 net atsiminė savo antro dalyko, kas ten užkliuvo kitiem, tai irgi taip. Atrodo, atsimintum tokius dalykus. Reikia kažkaip vis tiek apsiginti, bet atrodo, va, labai daug backup ten yra, bet tai tiek. Mhm. Gerai. Balsuojamas tik taip 9, 7, 4. Už 9 keliam rankas. Vanila, tu čia kelia... Palauk, čia Vanila kelia ranką ar ne? Ai, ne, jis nekelia. Čia už 4 tipo? Už 9 numeriuką, už laimę. Ai, už ne. 1 balsas už laimę. Už 7 numeriuką. Už 7 numeriuką visi lygia. Plius 1. Ir tai aišku, už 4 numeriuką nėra kam kelt. 7 numeriukas, pasisakyk. Apsigink. Esu? Ja, taip. Ja, jeigu nori kažką pasisakyti. Ir nieko, good luck. You took out a good person. Tai va, bendras pasitarimas. Ar einam iš karto į miegą? Tai jau čia reikia aiškintis, ar gyvenam ar ne, tai gal einam į miegą. Jo, einame. Miestas užmiega. Jeigu Vanilla, I swear to God. Miestas I swear to užmiega. God. Atsibunda mafija ir mafijos bosas. Sprendžia, ką žudyti. Pakartokit, parodykit. Atsibunda policininkas. Policininkas ieško mafijos. Policininkas užmiega. Atsibunda mafijos bosas. Mafijos bosas atsibunda. Ieško policininko. Užmiega mafijos bosas. Atsibunda gydytojas. Gydytojas sprendžia, ką gydyt. Gydytojas užmiega. Atsibunda barmenas. Barmenas nusigėrė. Barmenas atsibudo. Barmenas užmiega. Atsibunda miestas. Gaila, kad mus palieka pirmas numeriukas, bet labai dar gaila, kad ir žaidimas pasibaigė. Čia dėl mano ūsų, ne? Taip, žinau. Labai. Nu, Tai dėl to, kad manęs nieks neklausė. Ne dėl jūsų. Ne, O, ne. tai va. Nužudė dar pirmąjį.
leidau mafijai pažudyti. O kodėl jūs A, neklausėte? Aš turiu vieną klausimą. Jums pilnumai pasakė, kad Vaidas... Pamajuokit mafiją tiesą visi. Kas mafija buvo? Daug prisidėjau. Aš sakiau vanilą. Aš irgi Bet buvau pradžioje Vaidas- iškėlęs. Buvo variantus, Vaidas, Vanila ir Ekonas. Kodėl jūs neklausėt, kad pasakė Sas ant antro? Taip žiauriai pasakė Sas. Nu, kad jis yra žudikas. Ir jis visi praleidot antrą numerį. Aš jau pasakyčiau, kad jį dar labai ten seivino, kad jis buvo užtildytas. Nu, negalėjau Jo, kalbėti, pirmas tai labai raundas taip. Nu, padėkokit, kas užtildė. kiek- 11 numeriukas. Prieš mirtį. O nepizdyk prie mano pulto. Bet šiaip buvo iš karto ir mafijos bosas atspėjo, kuris yra policininkas. Ir Ir policininkas, mentą atspėjau. ir policininkas atspėjo, kur mafija yra. Iš karto. Jis ir antrą atspėjo iš karto. Nu. Jo. Bet su to nesiklausimo, tai girdžiu, kad čia visiems net miega metu, kad matau, kad net negirdi, šiaip gana net išsiduoda, ar yra dar kas, ar nėra, dėl to, nes kai kurių neina prisišaukti, kiek suprantu. Tai čia iš to dar Jo. gali... Ne, ten, kur reikėjo ant policininko, tai ten melavau aš. Aš žinok, aš žiauriai nuoširdžiai įsigandau. Negyvas būdamas tu rėki ant manęs. Aš galvoju, ble, ką aš padariau? Ką aš tau padariau? Gal galima Nori, ko nori. per traukėlę... Bėg į tą trumpą- tualetą. Jo. Nu, tik kamerą, nepamiršk pasim kartu. Galiu kartu. Tai va, Ne nu, tau, Medai, ne jau tau. dabar jau po pirmo žaidimo biški supratot, kaip žaidžiasi. Jo. Jau Aš supratau, pagavo? kad Labai gerą akį turiu. Jo, Žinokit, mafija labai nekomandiškai dirbo. Aš radau policininką iš karto, rodau 6, nebalsuojam 6. nu, Man nežinau, kažkaip Aš pradžioje labai Nu, sakyk. Sakyk tu. Ne, tu sakyk. Ir aš mano pirmi 2 spėjimai ir iš karto šitas ir ketvirtas. Ir atspėjau ir galvoju, nu dabar tai nahui prigausiu. Blet, miršt. Man ketvirtas pirmam sakiau, rodė žiauriai tas buvo. O kodėl tu paskui antras neiškėlė, tu suspėjau, klaidą bet padarai, žinai, kad tu neiškėlė antro Tau reikia numeriuko. pakelt, jo. Jo. Aš stengiausi, žinai, aš stengiausi biškai dar pabūti, O žinai, tu nesupratai, medikas Taureko, nesupratai, kad tai yra jis policininkas, kad jo negydėjai? Ne. Tai va, klaida, būtum jį išgydęs, čia būtų jis laimėjai iš karto. O ką gydėjai? Jis Aš gydžiau save, pirmiausia save, o paskui 10, nes jis atrodė innocent pagal tai, kaip balsavo. Bet tas dalykas, kuris Respekt, ten seni. lindo apie pultą, su flešu savo. Vaidas. Vaidas lindo prie pulto. Nugiaudžiu. Kaip sakai? Kas Ne. ten su lindo su savo flešu apie pultą? Lindai prie pulto ir nugirdė tave. Jo, Nu, o tau bus tavo lysti. Taip, mūsų biznio idėja, tiesiog norėjau patys susirinkti skarbašį ir tiek, ką čia padarysime. Norėjom biznį pasidaryti, susirinkti babkių. Susirinkai? Boriai, išmaišyk kortas gerai. Spėjau. Aš jau maišiau, žinai, kiek dabar atsidėdamas, kol jis kažką tai daro, aš ir maišau, non-stopų kortą. Išmesk į orą ir gerai įsimaišys. O tu surinksi? Lemba, galėjai. Nu, pagavot mintį, einam antrą. Gal. Pati- Bandom, jo. O čia Jo. Akilo pasikeitė Maikė? Taip, dabar, Aš dar suprakaitavau, nu, man čia jau žliaugia tiesiog. Ne, Iš nervų. aš mačiau, kad pas pirmą ir šlipsas uždėtas, bet nelabai matosi. Uždėta jo. Nu va. Aš jo... Tautė, kur žiūri, tautė, kur žiūri. Blečiatas kabinčiau. Ai, pala, aš neužsimiutinęs. Oi. Biški marškiniai per didelį, nemalosiu. Ne, čia nesimato, žinok, labai tinka, labai gerai tinka. Bet kai bitska, kai kilstų vieną Jo, neatsitiktų. Nu va, gerai. Tai ką, aš išdalinu kortas, tada pasitarsite, jo, prisistatysime. Nu. Gerai. Antro Kur turiu. esam? Pasakyk, kad... Iš karto Kad norite? reikia galvot Iš man karto visą dabar, Jo, kol jo, niekas jo, nori. jo. Davai, Bus lengviau kokia galvot. palanga prie jūros. Ką? Nu, Tai festivalis vėl reikia. nu. Tai va, gerai tada. Tai va, aš maišau, kam dar netikė, galit pasižiūrėti, kad tikrai maišau, blet. Non-stop. Parodė, kad maištai. Va, Gerai, maišo. na. Tai va, gerai, pasiruošiau aš jau. Nu, užmiega miestas tada. Rekonai, užmiegi? Jo. Nu.
Ar norėjai pasižiūrėti? Gerai, tada pradedam Ką aš vėl. užsienietis? Užsienietis, pradedam nuo pirmo. Pirmas atsibunda. Pradėk nuo 11, gal praeitą pradėjai nuo 1. Yeah. Tai aš jau pradėjau nuo pirmo. Nu, vienu. Po to pakeisim. Užmiega pirmas, atsibunda antras. Antras užmiega. Atsibunda trečias. Užmiega trečias. Atsibunda ketvirtas. Užmiega ketvirtas. Atsibunda penktas. Užmiega penktas. Atsibunda šeštas. Užmiega šeštas. Atsibunda septintas. Užmiega septintas. Atsibunda aštuntas. Užmiega aštuntas. Atsibunda devintas. Užmiega devintas. Atsibunda dešimtas. Užmiega dešimtas. Ir atsibunda vienuoliktas. Užmiega vienuoliktas. Atsibunda miestas. Sveiki atvykę į Palangą. Nu tai va, ir pradėm nuo AV Production'o. Nu kągi, sveiki atvykę į Los Palandželės. Esu paprastas ledų pardavėjas. Tiesiog ledus pardavinėju gatvėj. Jau tiek. Atėjau čia užsidirbti vasarai. Kad pavasarį, nu tą rudenį būtų ant būto, kaip sakant, nuomos. Pirmas. Aš tai užkniso šeima, tai nusprendžiau pabėgti nuo jų pailsėti. Labai visko reikalauja, galvoju, čia aiškindau, kad tai atvažiavau atostogauti. Gal paieškot kokių draugų. Tai tiek. Antras. Aš tai atvažiavau, va, gražus oras, galvoju, va, paimsiu, galbūt pafotkinsiu kažką, patirties įgausiu. Tai tiek. Ateik ledų, nufotkinsi mane. Trečias. Būtinai. Mačiau, nuoma kainavo 200 eurų, tai atvykau į Basanavičiaus gatvę, kad pareklamuočiau savo daiktus, kuriuos pardavinėjau. Tai pardavinėjau šviečiančias mašinėlės, visokiausius lasdeles, balionus, tai tikiuosi visi pirksit iš manęs. Tikiuosi iš manęs visi pirksit. Įprasta Palanga, granai. Tai tikiuosi, kad jūs pirksit iš manęs vaikiškus žaislus, nes man reikės už tai nuomą susimokėti. Supratot? Tu Ačiū. ne tas šokėjas, man labai panašus į tą šokėją. Pastoji šoka, Basanavičiaus gatvėj. Tai ten laisvalaikiu. Ketvirtas numeriukas. O gal klases Šitas čia? tipinis jūsų palangiškis, kur vaikšto per paplūdimį rėkoja, šaltyčia burėkai, karštas salus. O vakarai su metal detektoriu po paplūdimį vaikšto. Karštas salus? Karštas salus? Karštas salus? Galim Taip. dabar jau balsuoti. Penktas numeriukas. Mano šalkerpšis blogas, neuždirbu. Aš taip feilinęs į sportą žaidėjas, kurį tėvai išmetė iš namų, teka gyventi iš bonkių, susipjovusių bomžų, tai ranką praradau, dabar ant TikToko laivų šauku vidury Palangos ir iš to bandau išgyventi. Šeštas numeriukas. Atvykau į sanatoriją pagulėt, biški pailsėt, nes man nervai nelaiko. Tai tiesiog man reikia pailsėt, žinai, atlikti visas terapijas, psichinės ypač, ir po paplūdimį pavaikščiot. Septintas. Aš atvykau tiesiog noriu, the perfect ten. Tiesiog nudegti saulė, čia, žinai, prie paplūdimio, tai čia, čia rojus, visur kitur ežerai, tai... Aš turiu spray dažų, jeigu nori. Tai čia laikina, ir tu vėliau oranžinė būsiu. Ne, žinok, Nenori būt su tais dažais tikrai nelaikina. Bet oranžinė nenoriu, not my tone.
Gerai, 8. Atvariau palsėt su meilužė, kad palsėčiau nuo žmonos. A, Noriu gerai praleisti savaitgalį su ją, pamiršti apie visus savo darbus, apie žmoną, apie jos nesąmonės mieste, žodžiu, o palangoje palsėt. Tai va, žiūrėsiu, kaip man čia gausis. Atėjau pataškyti pinigus. Laimė. Aš ir atvykau pailsėti, biški prasileis pinigų, kada užsidirbau, tai galvoju, reikia poilsio pasiimti biški. Pasimaudyti jūrai, nesenai maudžiausi, tikėkime, kad nebus didelės bangos. Ir nežinau, gal, žinai, kokį klubą nueit, paieško draugų ar dar kažką, žinai. Ne. Supratom, Tautė. Ne. Nu, tai aš po egzaminų grįžau į Lietuvą išleisti tėvų pinigų. Variau į Palangą, kaip sakant, atšilo oras, sukilo noras. Tai žiūrėsim, kas gausis. Tai va, gerai. Nu ką, užmiega miestas. Įdomioji dalis. Visi užmygo. Atsibunda mafijos ir mafijos bosas. Mafijos bosas pamojuoja. Mafija sprendžia, ką žudyt. Užmiega mafija. Atsibunda mafijos bosas. Ieško policininko. Atsibunda policininkas. Ieško mafijos. Atsibunda gydytojas. Gydytojas sprendžia, ką gydyt. Kuri šią nudegė nuo saulės daugiausiai. Atsibunda barmenas. Sprendžia, ką nugirdit. Atsibunda miestas. Turim blogas 2 žinias. Šiandieną gaila, bet ten ta žaislų pardavėja labai nukentėjo, turbūt konkurentai pasidarbavo. Ir 5 žaidėjas nusigėrė bare. Nu, tai ką? Vadoj tik tokai. Nu, tai pradedam tada nuo vanilos. Mane vakar sumušė, kai pasakiau, kad karštas salų šalti čia burekai, tai šiandien gal kitai bus. Pasirūpinsiu šaltu alum ir normalių šaltkrepšių. Iškeli, ką nors balsavimui. Ne. Supratom. 5 numeriukas. Ai, negali šnekėti, ten balsas užkimęs. Gal nori iškelti kažką tai? Ženklais. Ženkliukais parodyt. Nieko. 6 numeriukas. Ėjau paplūdimiu, blemba, man taip keista buvo išgirsti, kad karštas salos. Žinokit, aš jam pisti snukį norėjau vieną. Bet... Neleidau, taip jok. Aš norėjau, bet ne, aš susilaikiau. Ai, čia ant kamerų allegedly, ne? Gerai. Aš tiesiog susilaikiau, grįžau atgal į savo palatą, nes aš sanatorijoje guliu, čia netoli. Tai žodžiu, daugiau nieko, viskas. Iškeli ką nors? Ne. 7 numeriukas. Aš irgi visai tą naktį, tai labai nusibau išgirdus naujienos, kad kažką čia sumušė ir kažkas, jau nebegyvena. Tai nenoriu nieko kelti kol kas, kadangi labai mažai ką girdėjom, nežinau net ką įtarinėti.
Tai va, tiesiog įdomu, kadangi paminėta, kad gali būti konkurencija kokia, kas čia dar pardavinėjo. Tik tai atrodo, kad aš Alusino kažkoks buvo. Toliau tai nežinau, neatsimenu, ar kažkas dar kažką tenai svarsto. Aš ledus pardavinėjau. Kelsi ką nors? Nu, dar ne, bet va, dabar tokie klaustukai ant tokių žmonių dabar. Aš dar tik pasikartosiu. Na, Pirmą raundą galite beveik visus iškelti, kad dar po antrą tik pakalbėtų. Nu, Na gerai. jo, Nu, bet vis tiek dar nieko, dar labai Gerai, mažai aštuntas. šnekėjo. Tai va, mes vakarą va, su Meilužė ten varėm į barą, ten šokom ir matėm 5 numerį. Nu, va, ten tai vaizdų įdėjo. Eik, tu savo, jis ten tiek prisigėrė. Baisai ten turėjo, išmetė į ten apsauginiai, išvedė į ten. Reikia toko. Ir breiką, ir baletą, ten, žinok, viską buvo. Ant pradžio Sikutis nepaleido, sakė, patinka. Ir jokų išsibanik ten tą žmogų pas savęs. Tai, Automatically banned. tai, žodžiu, daugiau nieko nematėm realiai, nes visas dėmesys buvo į 5 numerį. Tai grįžom paryčiais ir tuščia buvo, visiškai nieko nematėm. Tai, o iškelt tai aš gal... Nieko gal nekelsiu kol kas, nežinau. Nieko nekelia. 9 numeriukas. Tai aš tiesiog nuvažiavau šiek tiek toliau ten už Palangos, kad nebūtų tiek daug žmonių ir jau paieškoti tų stikliukų tokių, kai būna jie jau nutrinti gintariukų. Gintarų. Jo, ir gintarų, ir stikliukų, jie būna tokie, jie gražus. Prisirinkau savo visai, tai pailsėjau, pasėdėjau ir tiesiog jo, pačilinau. O kas man biškisas yra, kad kadangi buvo konkurencija ir žinot, ledus pardavinėja dažniausiai toj pagrindiniai gatviai. Ir aišku, tos ir visokiausius žaisliukus pagrindiniai gatviai. Ar nebus taip, kad dėl konkurencijos 11 nužudė? O čia man biški Tas įtarimas. dalykas, pasakysiu taip, pasakysiu, aš buvau biški toliau nuo pagrindinės gatvės. Nežinau. Tai va, ką iškeli? Nieko nekeli. Ne. Gerai, 10. Aš irgi norėjau klausti, kažkas sakė ledus pardavinė, bet pamiršau kas. Tai man tas vat įdomu. Čia, kaip sakant, 3 žmonės biznį užsiima, kaip sakant, konkurencija didelė. Bet kol kas nieko nekels. 11. Tai pasakysiu iškart, kad tas dalykas. Ėjau Palangos gatvę, aš už Palangos tos pagrindinės gatvės biški toliau. Ir tas dalykas, aš kažkaip turiu įtarimą ant 10. Nes per daug protingai šneka pachoras. Ir gali būti, kad susijęs ten, jis ne iškart iš baro ėjo kažkur, iškart polė 3. Pasigavo kažkur, bat. Taip, Tai va. Keli ką nors? Jo, 10. Gerai. 1 numeriukas. Nu, aš tai nemiegojau naktį beveik, ėjau ieškoti alaus kur nors išgert. Žinai, žmonos pasilgau. Karštaus. Bet žodžiu, tik 4 numerį mačiau einantį link paplūdimio su to metalo detektorium ten kažkaip. Ir daugiau labai nieko negirdėjau. Bet man irgi įtarimas toks kyla, kad šita konkurencija kažkaip labai įtartinai. Vos tik prasidėjo pardavimai sezonas ir iš karto vienas pardavėjas dingo. Kelsi Kol ką kas nors? nieko nekeliu. Kol kas yra iškeltas tik 1 numeriukas. Tai Vaidai. Nu, aš vakare tai nuėjau pasižiūrėti apleistą, gerai žinomą Palangos baseiną. Ir ten nei kažką mačiau, nei nieko, tai nuėjau, pamačiau, kad yra aptverta, apvaikščiau aplinkui, gaila, nepavyko įsibrauti vidų. Ir tiek. Kelsi ką nors? Ne, niekam nekeliu. Gerai, šiuo metu yra tokia dilema. Yra tik vienas iškeltas žmogus, tai ar nori dar ką nors, kad pasisakytų, kad nors kažkas iškelia po viso rato? Na, kui tą 4 karštas alus. 4 dar iškeli, jo? Dar kas nors Aš ką dar nors? 11 gal išgersiu. Pėdėčiau. 11. Tai tu jau iškėlęs esi. Ava. Ai.
Tai ir 11 dar iškelėt, jo? Mhm. Supratau, tai va, dabar nors jau 3 yra, daugiau nieks nieko nenori iškelt. Aš irgi noriu 11 kelt, bet kadangi iškėlė. Supratau, iškėlė. Viskas, tada dabar yra už 10, 4, 11. Ginasi 10 pradžioj. Aš pasakysiu taip, ane? 11 yra geiteris, ane? Tikriausiai todėl ir nužudė 3. Aš atvažiavau į Palangą, ne? Susirasti merginą, gerai praleisti laiką, ne? O jisai čia atėjo, rapočina, ledus pardavinėja ir visą kiną, nu, tiesiog pavydžiai, žinai, sukilo žmogui. Pamato, kažkas geriau daro, nu, čia lietuviškas, toksai principas, žinai, tipo, pavydėti. Va, mato, 3 numeris, ką jinai tenais kažkokius kardukus, ką ten pardavinėjo, lightsaberius, ane? Paėmė pystį nužudį, nes daugiau pardavinėjo, nu, tai čia tiesiog pavydo dalykas, aš manau. Ir tiek. Supratau. O čia, sakau, mane čia jų pakišo po ratais, nes tiesiog pavydė, ką padarys. Už 4 yra dabar dar iškelta. 4. Vyrai, moterys, nepykit, nu, aš negerintis, tiksliau, nebegerintis. Ir sulūžo šalkrepšis, nu, tai ką, nepardavinėsiu nieko? Nu, atsiprašau, nu, būna, suklystu. 11. Tas dalykas. Ledai įprastas dalykas. Aš nesikišu į trečių dalykus, jie nesikiša į mano. Nu jau nebesikišu. Jau tas dalykas. Jau tas dalykas. Kad aš paprastai už Palangos pagrindinės gatvės, einant link ežero, link jūros, aš ten tik pardavinėjau. Į pagrindiniam gatvėj. Tai čia nesutampa dalykai. Prie ežero jūros? Prie jūros. Pasakysiu biškį. Ai, jau nebeatsimena, kur buvo, kai žinai. Gerai. Atsimena. Tai va. Mažiau gerai. Taip yra dabar išstatyti 10, 4, 11. Balsuosim pradžią už 10, po to už 4, po to už 11. Balsuojame kas už 10, už tautę. Keliam rankas ir laikom. 2 balsai, 3 balsai. Daugiau niekas. 3 balsai už 10. Už 4 numerį. Už vanilą. Keliam rankas. 1, 2, 3. 3 balsai. 3 balsai už vanilą. Už 11 numerį. 2, 3, 4 matau. Dar 11, o čia ledų nebegausit. Ava Productionas, tau yra pusę minutės, pasišnekė dar, Ką galiu pasisakė. pasakyti, mano tikoji Olė jau baimenas. Suoja 5, kad užtindžiau. Nu, ko galiu pasakyti, nu, nebegausit išgėt nei mins, išvis. Nebegalėt, nei ledų, nei kon. Užpykdė čia mait dabar viskas. Supratom. Wamp wamp. Nori pasikalbėti ar iš karto į miestą? Tai naktį? Į miestą. Varom į miestą. O, sorry, tiesiog norėjau pasakyti, pamiršau, kad blemba 11 buvo išbalsuotas pirmas, tai gal galėjau nekelt tada. Ne, jis nenužudytas buvo pirmas. Mes tarėme dėl nužudytas. Tai, jo, bet vis tiek. Nu. Viskas arko čia. Niekas nenori pasišnekėti daugiau? Niekas nieko? Einam miegot? Galima paklausti, kokią konkurenciją tarp žaislų, ledų ir tų alaus. Pinigai. Jeigu jis Tai yra nebūtų skirtingos pasakęs, šakos. Nu, tai jo, bet tai jeigu išleisi pinigus ant ledų, nebeturėsi ant alaus. Nu. Man tai Nusipirkęs ledų paplūdimio pilna nenorėsi žmonių. gert. Nu, o jeigu išgeri ledų nebenori, čia toksai. prie Turėtum ko tada suprast kaip žaislai? biznismenas. Nu, tai čia Nu, sakau. tai jeigu išgeria suaugęs, tai vaikai nebeturi iš ko gauti žaislų. O prie ko karštas alus? Nu, šalkrepšis sugedo. Labai didelį įtarimą davė 11 vien tai, kad pasakė, nebesikišu į kitų biznių. Vien Jo, tas žodis nebe. Jo. Jo. Supratom. Gerai, einam miegot. Tada. Užmiega miestas. Atsibunda mafija ir mafijos bosas. Mafija sprendžia, ką žudyti. Užmiega mafija ir mafijos bosas. Atsibunda mafijos bosas. Ieško policininko. Atsibunda policininkas. Ieško mafijos.
Užmiega policininkas, atsibunda gydytojas, sprendžia, ką gydyt. Užmiega gydytojas, atsibunda barmenas, barmenas bando nugirdyt. Užmiega barmenas, atsibunda miestas, bet neatsibunda mergina su ausiukais. Nu jo. Mūsiukai Buvau aš. nepatinka. Pasitarėm? Čia yra 4 žmonės su ūsais. Ką mūsai nepatinka? Oi. Tu Aš neužsiaugint, tu Manau, užsiaugint tas, kas nesugebi. tai- neturi. Manau, tam, kas neturi. Ai, nu, atsiprašau, 5 žmonės, nemačiau tavęs, tau pamiršau. Ūsai yra seksijas. Fuck. Vyrai, auginkit ūsus. Tik Apatinių ne per Ir ilgai. joko nesutinka, kažkaip tai. Leonas irgi debasas. nepatinka. Nu, gal Leonui neauga ūsai, ką žinau. Apačioje auga. Ten barzda. Gerai, tada einam į individualius pasisakymus. Nu, pradėsim nuo to, kas negalėjo šnekėti visą raundą. Jau pailsėjęs yra atsigavęs nuo rekono. Tai čia dabar papasakoju, kaip mano diena buvo. Nu, Ką atsimeni? Tai eilinis vakaras, buvau kitoj pagrindiniai Palangos gatvėje, tik tokio laivą darau, žiūriu, Maibaksą im pro šūną. Pradėjo tyčiotis iš manęs, norėjau jam užvožti, bet pamiršau dešinės rankos neturiu. Jis man po to siūla, sako, nori greitai išpopuliarėti, ištraukė iš kišenės tokią rudą medžiagą, tada tai aš jau pabėgau nuo jo, tai jau mėgoti namus. mhm. Iškeli ką nors balsavimui? Ne, Nieko. Toliau 6 numeriukas. Kaip taigi, aš praleidau vakarą sanatorijai. Susipažinau su Hebra sanatorijai, pasižiūrėjom siaubo filmą. Daugiau realiai aš iš sanatorijos niekur neišėjau, tiesiog buvau sanatorijai. Man užteko išgirsti, kad karštą alų pardavinėja. Aš tiesiog nebenoriu daugiau niekur išėti, tai pabuvau tenais, tai nieko neiškiau. Nieko. 7. Na, aš praleidau dieną irgi namuose šį kartą, kadangi debesuotą dieną pranešė, tai not worth it. Tai tiesiog tiek. Tai nelabai nemanau, kad pastebėjau, ką nors, ką galėčiau iškelti. Tai dar paklausysiu toliau visų kitų, tai kol kas nieko nekeliu. Nieko negali. 8. Tai jau mes su Meilužė nusprendėm šiandien, kadangi oras prastas, varyti į sanatoriją. Varėm į sanatoriją. Ir, nu, žinokit, nemačiau niekur to 6 numerio. Antrodo, jis meluoja. Tai kol kas tik tiek, tai iškeliu 6. Mhm. Ir dėl ūsiukų, kad negali. Mhm. Laimė. Nu, aš, kadangi mačiau per žinias, kad čia vyksta visokie žudimai ir visa kita, tai galvoju, reikia man atsipalaiduoti nuo tokių žinių, tuo pačiu ir apsisaugo, tai nuėjau į spa. Pasidariau masažą nugaros, labai gerai atsipalaidavau, tada nuėjau į baseiną, irgi pasimaudžiau šiek tiek, į džakuzį. Nu, po to stengiausi nusiraminti ir nueit pamiegoti. Ir viskas. O ką iškelti, nieko kažkaip neįtariu, nežinau. Mhm. 10. Irgi buvau toj Basanavičiaus gatvėje vaikščiojo. Mačiau ten kažkokius 2 žmonės, bandėsi ten kažką hihihaha. Tai ten tikriausiai va, 5 buvo su Maibachu, ten kažką bandė praleisti. Aš iš šono pafilmavau, bet nenorėjau kelti niekur jokius tiktokus, nežinai. Gali kaip ten nuimti, žinai, copyrightą dėt, tai babkių negausi. Tai žinai. O šiaip tai po barus vaikščiau, nieko realiai, nieko įdomus nebuvo. O iškelti nieko nenoriu. Mhm. Kol kas. 2. Man labai įdomiai 8. Su Meilužė į sanatoriją eit pasibūt.
Nei 5, nei 9. Tai keliu 8. Aštuntą. 8. Taip. Supratau. Vanila. Kaip Plūdimyje, buvo apsiniaukę. Negirdi. Ai, girdim. Ai, va. Girdė. Buvau paplūdimyje, bet apsiniaukę buvo, tai grįžau atgal, nuėjau į molinę stotį, pavalgiau žirnį ir mačiau 5 numerį Basanavičiaus aikštėje. Kelt nieko nekeliu. Tai yra iškelti du dalyviai, tik 6 ir 8. Norit dar kas nors kažką iškelti? Ne? Supratom. Gerai, tai ginasi 6 numeriukas. Jis manęs nematė vien dėl to, kad aš žiūrėjau siaubo filmą pas Hebrą. Ta prasme, uždarytos durys buvo. Tai aišku, kad tu manęs nematėjai. Ta prasme, nežinau, kuriam tu skyriui buvai. Aš tai nesakysiu kuriam. Žodžiu, 8 man nepatinka. Tai 8 aš už tave balsuosiu. 8 numeriukas. Tai aišku, už mane balsuosi, ne už save. Bet gal ten tas siaubekas buvo labai jau realistiškas, gal ten kažkas kažką žudė. Ką tu žinai, ten kaip biškis su frateliu, gal ne kažką, tai gal ten kažką įsivaizduoji, kad filmą žiūri. Ai, šitaip žaisim, okei. Gerai. Kada siaubekose nežudo žmonių? Kokius tu siaubekų žiūri? Uklan Vaidoto kanalą, tenais nieko nenori. Jei gerai, Jo, gal Supratom tada. Gerai. Balsuosim pradžioje už 6, po to už 8. Keliam už 6. 1, 2, matau. 2 rankos už 6. Vykusios balsai eina už 8. sau. Ja. I mean, Aštu- meluoja savo žmonai, tai meluot gali ir mum. Ta prasme, bet koks legit Palaukit, vyras 8 mūsų numeris turi galutinį savo pasisakymą 30 sekundžių. Man atrodo, 10 su 6 susimetė prieš mane, nes abu už mane ėjo, niekas nieko nesakė, tai toks buvo lengvas išbalsavimas, nors buvau geras. Tai žiūrėkit jos abu, bent vieną tikrai išbalsuokit. Manau, saugus išbalsavimas būtų. Tai va, bet aš geras buvau. Tik meluoju daug. Viskas. Norit bendrai pasisakyti? Bet išnekėt? Tichinį, tu ko tu siaubekus žiūri, aš nesuprantu. Tu O ką, kitiem, ir geriausia, taip jiem nu, šizofrenija yra, tu jiem dar labiau varysi. Eini pailsėt į sanatoriją ir pasižiūri, kaip skerdžia žmonės. Man atrodo, pjūklą žiūrėjom lygtais, nepamenu. Pats geriausias Oi, kaip- filmas. Po to Basanavičiaus gatvėje lakstys tie psichiniai su savo pjūklais. Bet Jėzau. 10 norėjo už mane balsuoti. Tu dabar irgi mane Jisai patinki. balsavo. Susitiksim. Žinai, Taip, aš jo, irgi jo. nesuprantu, nes 8 sako, aš už jį balsavau, aš už jį nebalsavau, aš už 6 balsavau, ne? Nu, jo, tu už 6 Už balsą. mane balsavai. Tai čia biški pievas prikalbėjo. Laimė, bet tu džiaugis jisai su savo vienuolės made outfitu su pjūklu bėgios po alėją. Ir ieškosiu tas, kas pardavinėja karštą alų. Gerai. Tai Čia manęs jau jau nėra. grasinimai, čia jau grasinimai vyksta. Einame Ne got. grasinimai, čia pažadai. Nu, Einame got. Viskas užmiega miestas. Turit ką pasmastyti. Taip, atsibunda mafija ir mafijos bosas. Vienbalsiai turi būti. Užmiega mafija, mafijos bosas. Atsibunda mafijos bosas, ieško policininko. Užmiega mafijos bosas, atsibunda policininkas. Policininkas ieško mafijos. Užmiega policininkas. Atsibunda gydytojas. Bando išgelbėti kažką. Užmiega gydytojas. Atsibunda barmenas. Barmenas bando nugirti kažką. Barmenas užmiega. Atsibunda miestas. Gaila neatsibunda karšti čeburėkai.
Oi. Einam individualius, ar norit pasikalbėti? Nu, ten kas per grasinimai buvo šeštas. Nu, kas čia buvo? Kas čia buvo? Gerai, visų pirma. Jūs gerai logiškai pagalvokit. Karštą alų pardavinėja. Nu, ta prasme, jisai nuo pirmos dienos nusipelnė mirt. Daugiau Ne, nieko. tai aš sutinku su to, bet jeigu Čia miestely prisipažinimas, kaip čia gaunasi? Ne, neprisipažinimas. O kodėl tu mane užsipuldinėjai? Aš paprastas sanatorijos gyventojas, nu, sanatorijos lankytojas. Kažką bazarin bandė 8, bet jisai biški buvo nurašytas. Kažką bandė 4 irgi su to karštu malumu irgi buvo nurašytas. Nu, kaman, ko tu prie manęs kabinėjas? Visi, kas kabinėjasi prie manęs, dažniausiai būna nurašyti. Tu vakar sakei, tu nužudysi tą 4. Aš sakiau, nenužudysiu. Aš sakiau... Nepamenu, ką sakiau. Ta patį sakė apie filmą, kad Prisiminkit, žiūrėjau, šitą- sakė, šitą galbūt filmą Pjūklą žiūrėjau. Gerai, tai neatsimenu, pradedam kokį filmą žiūrėjau. Tai pradedame tada individualius nuo... Kas čia buvo? Tai nuo antro to numeriuko, nuo viršaus. Man labai didelį įtarimą kelia tas 6. Jau kaip aš paminėjo, sako, man nepatiko. Kai buvo 8, nurašytas. Kai buvo 4, nurašytas. Ypač tas šiltas alus. Ką pasakė, nu, karštas, tuo labiau. Fu. Tai Iškeli, kad keliu įtarimą 6. 6. Jo. Supratau. Toliau 5 numeriukas. Aš tai nesuprantu, čia toks akivaizdus visiems grasina ir tie patys mirš, nu čia jau akivaizdžiau jau nebūnu. Tu 6 Apie numeriuką, tą- jo? Jo, 6 irgi iškėliau. 6, ką nors Tiesiog kelsi. prisipažįstu su iš esmės. 6, ką nors kelia. Aš? Jo. Jo, tave. Jo, tu ten įsiskaidai savo sparnus, tai ten tave ir skleidžiu. Keliu tave. O tu 10. 7. Aš irgi manau, 6 tikriausiai, nes čia gali būti toks dalykas, žinai, pagrasinsiu, bet, tipo, pasakysiu, kad nenužudyčiau, bet, nu, tipo, too obvious, tai nieks nemanis, bet vis tiek, nu, taip atsitinka, na, žinot, tokia situacija, tokia viškė. Supratau, tai tu 6 irgi laimė. Nu, tai man ir 6. Tu prasme, grasina ir dabar jau nebėra. Tai, nežinau. 10 numeriukas, gal kažką dar kitą iškelsi. Nu, Arba pasisakysi. pasakysiu tiek, net tipo. Buvo Akela, turėjo savo biznienę. Ten tas lemputės kažkokias pardavinėjo, lightsaberius. Vanila, kad ir šiltas alus vis tiek biznis buvo, kaip sakant, čia burėkai. Productionas ledus pardavinėjo. O 6, manau, irgi kažkokį underground biznį turi ten toj sanatorijui, nebereikalų suknelę su papai susidėjo. Tai... žinai, Supratau, tai tu iškelsi. konkurentus po vieną išeliminavo. Tai tu už 6 irgi, ja? Gerai, ginasi 6 numeriukas, po to ginasi 10. Gerai, tai taip. Pas mane jokio biznio nėra. Aš esu paprastas sanatorijos gyventojas ir užsižiūrėjome mes siaubo filmą. Viskas, ko jūs kimbat. Kas nutiko Vanilai, aš nekaltas. Bet girdėjau, kad jis nusipelnė. Šitie du, viršui ir apačioj, iš manęs daro Eifelio bokštą. Iš manęs Eifelio bokštą daro ir man tai nepatinka. Man žiauriai nepatinka, ką jie daro. Taip kad gerai pamastykit. Gerai, už 10. 10 numeriukas pasisakyk. Apsiginti. Nežinau, aš pasakiau, ką pirmai norėjau, kad manau, jis tai kažkokį underground biznį, kaip sakant, turi. O. Tai ir sakau. Nepamirštam, buvo biznis ir viskas. Nepamirštam, jeigu yra dar teisėjas ant stalo, gali atsiskleisti visada. Tai gerai, balsavimas vyks prieš 6, po to prieš 10. Likusi balsai, kas nebalsuoja, eina automatiškai 10. Kas balsuoja už 6? Vienbalsiai. Supratau, gerai. Galiu pasveikinti vėl mafiją laimėjus. Ai, ten, fuck! Nu, Aš pilnu osu taikiau, į 10 pataikiau. jo. Mergaitė supyko. Oi.
Pamojuokite dabar Šįkart mafiją. Viliukas bent nesupyko. Pasimojuokit mafiją. Nu gerai, ant antro atsiprašau. Nu. Ką Aš kyla, filmų nepyksti ant taikymo, jų už tavo nužudimą. Ne. Tie žaislai ir man nepatiktų, žinau, kaip konkurencija. O karštos karščiai burėk ir karštos alus? Nu ten netyčia įsprūdo, čia inside joke'as yra ir turėjau pasakyti šaltas salas. Kas Bet mūtė? aš po to, kai laimę pamačiau, kad irgi mafija, I took that so personally, grinai, nes tipo, prieš tai ją, žinai, tipo, irgi pastačiau ir tada, Tai va, tipo, dabar yra bet kitas nieko, klausimas. viskas Kitas Šiaip klausimas. jinai ir buvo bosas, tai... Jo, aš okay. bosas Jo. buvau. Yra kitas Nu, klausimas. Mes norim į trečią eiti žaidimą ar užtenka? Kas kaip? Aš čia pasakyčiau, kad labai fun ir viskas, bet man reikia eiti. Ai, nu tai va. Tai gal šis iki darom 2 tada tiesiog. Jo, Kada... jo. Nu ir viskas, tada Nu, turėsim tai- laiko kitą kartą kažką. Jo. Bet labai smagu buvo tiesiog šitą experience ir Patys tikrai, jam. jeigu reiks kada nors dar žaidėjų, busit. Nu, patiko, Jo, same patiko. here, Ne taip baisu buvo, kaip atrodo, jo? Jo, Esu- labai pradžiai jaudinusi, nemeluosiu. Tai Nu, nepamirškit, Tu kad jaudinais, Borisas dar aš turi savo jaudinaus. žaidimas. Tai kad tu jau šlapias, ten jau seniai šlapias. Tai Ties kur, Aš ties kurią tyčia be vietą. rankovių, nes matytųsi Todėl prakaras. ir yra Žiūrėjau, tos kaip būna akmenės. maikės. Užsimūtinau. Kai aš jau simutinė buvo. Ai, aš Aktyvas buvau tavo čia biškį streamą. streamą. Nu, tai Jo, Tai aš va. biškį. Nu tai va, patiko, tikiuosi, dar sudalyvautumėte. Taip. Smagu. Pirma, Reikia ruoštis karštui. kerštui. Visada Jo. galime, omeny, mes galim ir taip, jeigu toks pat kolektyvas jums patiko, mes galim belė kada susirašyti visi draugiškai, belė kurį savaitgalį pasidaryti. Čia nebūtinai labai daug ten planuoti. Nu. Aš visada parašau, norit, patys rašot, yra Discordas, turit sėdėt visi šitam Discord'e, parašot, o aš galiu paleisti. Nu. Gerai, žinosim. Tai va, susiorganizuojam, pasirašom, tai va. Gerai, Ačiū tau, dėkui. Brusai. Jo. Nu, dabar aš Ačiū tau, duodu Borisai, už porą žaidimą. mėnesių, tai aš eisiu su savo dar atsisveikinsiu tada. Gerai, jums dėkui, kas buvot, kad Ačiū užėjot, tau. sudalyvavot. Ačiū Jo, tau. iki Viso. tada jums. A. Iki- Dėkui, smagu.